rugpjūčio mėnesio pradžioj sužinom, kad mums liga sugrįžo antrą kartą ir ilgas sunkus gydymas buvo. Tuo metu Laurutė buvo be akinukų, nes prieš pat ligą jai sulūžo ir pagerėjus būklei nusprendėm, kad laikas vėl turėti akinukus. Jinai nešiojo metus laiko, apie 1,5 metų. Ir paskui jau jie, kai sulūžo, mes pakliuvom į ligoninę ir tai 1,5 metų jinai jau be akinių. Su laiku jinai prastėjo vis, nes tai yra įgimta, paveldėta trumparegystė iš mano pusės. Ir su laiku vis silpo akys, kol galiausiai jau tikrai jau be akinių jai labai sudėtinga gyventi. Taip, ir už juos labai norim padėkoti Vision Express salonui. Labas, Laurute. Gal pasakysi, kas aš esu? Mokytoja Jurga. Nu va, dabar visi žinot, kad aš esu mokytoja Jurga, bet aš nesu Laurutės mokytoja, esu Laurutės draugė ir esu edukologė, psichologė. O šiandien pas mus nuostabi diena dėl to, kad Vision Express dovanoja Laurutei akinius, o Laurutė pasijaučiau, tarsi tu būtum pagrindinis darbuotojas, nes Laurutė priėjo ir išrinko man šiuos akinius. Tai norim padėkoti Rimanto Kaukėno paramos fondui, kad globoja vaikučius, kad vaikai matytų pasaulį ryškiom spalvom, gražiom spalvom, kad galėtų skaityti, kad galėtų mokytis. Tai ačiū Jums labai ir turbūt Laurutė besišypsanti su naujais akinukais keliaus namo į Druskininkus, tiesiai iš ligoninės į Druskininkus. Ar taip?